Mielieji, ateina laikas, kai mums reikia išugdyti naujas neuroninės jungtis. Naujas tam, kad galėtume, pavyzdžiui, kurti naują savo realiją, tam, kad galėtume dėstyti kitas mintis, tam, kad galėtume kurti savo kitą gyvenimą. Ta gyvenimą, kuris dabar ateina tiesiog naujose energijose. O naujose energijose tai nėra to seno, o yra tos energijos tiesiog apima, išaukština, iškelia visą tai, kas sena, taip, jos reikia panaikinti, jos reikia nuimti, ir kurti jūs galite tada savo naują gyvenimą, bet tam reikalingas naujas neuroninės jungtis. O neuroninės jungtis, kaip jas kurti naujas, jeigu yra kažkokie prisirišimai. Prisirišimai gali būti įvairūs, gali būti prisirišimai prie žmonių, atitinkamų prie partnerių, pavyzdžiui. Gali būti prisirišimas alkoholiui, prisirišimas serialams, prisirišimas rūkimui, taip, gali būti kiti visokie prisirišimai, ne? Kaip ir lygiai taip pat ir kaip žaidimams, ne, irgi prisirišimai, tai lygiai tas pats ir vaikams, prisirišimai prie kompiuterio ir taip toliau. Taip pat ir maistui, gali būti prisirišimas maistui. Tai visi šitie prisirišimai užsirašo mūsų psichoemocionalinėme lygmenyje, užsirašo mūsų ląsteliniame DNK. Ląsteliniame DNK per kraują, per limfą tiesiog užsirašo į neuroninės jungtis įeina, taip, ir užsirašo mūsų sistemoje, mūsų organizme. Ir kaip iš jų išeiti tiesiog yra gana sunku, dažniausiai būna be kitų pagalbos. Taigi instrumentą, kurį aš naudoju, tai yra energetinis instrumentas ir aš tiesiog jį naudoju žmonėms tam, kad nueiti nuo tų prisirišimų. Aišku, tai nebus per vieną dieną, tai nebus per 2 dienas, tai nebus per savaitę. Šitą būtent instrumentą reikia naudoti 21 dieną, tam, kad visiškai įsivalyti ir nueiti visi tie prisirišimai. Būna psichoemocionaliniai, suintensyvėja visos emocijos, suintensyvėja jūsų fizinė būklė, jinai tarsi atrodo, tarsi atsiranda kažkokia tuštuma. Bet kai nueina visos šitos programos, būtent kai jos nueina, tokia tuštuma, vadinasi, ta geroji toji būsena, nes vadinasi, įsivalė tos programos iš jūsų ląstelinių DNK, iš jūsų ląstelių struktūrų, iš kraujo, iš limfos. Taigi, būtent todėl paskui, aišku, daromas ir papildymas, kad jūs prisipildytumėte naujomis energijomis. Taigi, šitas instrumentas padeda visiems žmonėms, ypatingai dabar tie, kurie nori būti tose naujose energijose, nori eiti su finansinė energija, o finansinė energija, žinote, kad jinai yra gana aukštose energijose, aukštame vibracinėme dažnyje ir tiesiog tik tai per lengvumą, per džiaugsmą, per aukštesnius tos dažnius gali jinai ateiti į jūsų lauką. O jeigu jūsų yra psichoemocionaliniai prisirišimai, tiesiog dažniausiai jinai neateis, nes kadangi tai yra prisirišimas, tai yra žemina jūsų vibracijas, tai tiesiog ir tai neduoda to tikėtino to rezultato, kokio jūs norite. Tai dažniausiai būna taip, ir kadangi jūs norite tai pakeisti, dažniausiai jau tie ateina žmonės, kurie pas mane jau nori gyventi kitaip, nori gyventi, susikurti naują savo realią visiškai kitose energijose. Ir būtent tokie žmonės, kaip biznio žmonės, kaip tie, kurie nori, kad finansinė energija prisijaukinti, lygiai taip pat ateina tam, kad susitvarkyti savo energetinę struktūrą, tam, kad susitvarkyti su savo prisirišimais ir bandyti išugdyti tas neuroninės jungtis, tam, kad galėtų galvoti kitaip, elgtis kitaip, daryti kažkaip kitaip, naujai. Tai o tie prisirašymai, kad jiem netrukdytų. Nes, kaip ir sakau, dažniausiai pačiam žmogui yra labai sunku nueiti nuo atitinkamų prisirašymų, kai jie yra įsirašę per kraują, limfą, jūsų psichoemocionalinėje būklėje, įsirašę į pačias neuroninės jungtis. Taigi, kaip ir sakiau, tas instrumentas yra skirtas būtent nuimti tokius psichoemocionalinius prisirišimus ir tiesiog išeiti tą naują lygmenį tam, kad galėtų kurti naują gyvenimą, naujose energijose, naują savo realiją. Tai būtent tie, kurie nori būtent to, nori atsikratyti ir, kaip sakau, atsikratyti nuo tokių prisirišimų, tai, kaip ir sakiau, kūnas gali reaguoti įvairiai, kai nusiema tas prisirišimas, atsiranda tuštuma. Ta tuštumą mes paskui būtinai užpildysim kitomis energijomis, bet ta tuštuma vadinasi gera pozicija. Taigi, tas instrumentas yra būtent jums skirtas, kas nori pradėti naują savo realiją kurti pats, kaip šeimininkas, kaip Dievas, taip, kaip
žmogus, kuris turintis ir galintis tai daryti, tai kurti savo realiją, kurti savo naują gyvenimą. Taigi, kas vyksta paskui, kai prasivalo sąmonė? Jūs galite pastebėti, kad jūsų mintis, jūsų galvoje nėra kažkokio tokio užimo, tokio triukšmo. Jūsų mintis yra skaidrios, visiškai skaidrios. Jums nenori tiesiog, jūs nekreipėte dėmesį į tai, ką jums gali priekaištauti kiti, ar tai kažką tai sakyti, kažką negatyvaus. Jūs suprantate, kad jūs nenorite taip pat priekaištauti savo artimajam dėl to, ką jisai nepadarė, nes tai yra jūsų reakcija. Jūs suprantate, kad jūs esate visiškai laisvas, jums visiškai vienodai, nes yra kaip yra, dažniausiai būna taip. Jūs suprantate, kad jūsų būsena, jinai visiškai pasikeičia. Jinai atsiranda laisvumo pojūtis, visiško laisvumo pojūtis, atsiranda džiaugsmas, užsipildo kitos energijos. Tai tokia būsena jinai yra tokia konstruktyvi, resursinė būsena, kuomet galite jūs pradėti tada nuo šios būsenos, pradėti kurti savo tą kitą naują gyvenimą, be kažkokio tai prisirišimo. Taigi prisirišimai dažnai labai taip pat vaikai labai turi prie kompiuterių, prie telefonų, bet jų sąmonė veikia visiškai kitaip. Vaiko sąmonė jinai yra paslankesnė, neuroninės jungtys dar nėra ant tiek užsipildžiusios, nėra ant tiek jos stiprios tos jungtys. Ir tiesiog vaiko sąmonėj pakeisti, nuimti būtent šią programą yra daug lengviau. Tai gali užtekti ar savaitės, ar 2 savaičių maksimum. Tuo tarpu suaugusiems reikalingas pilnas kiekis, pilna 21 dieną tam, kad pradėtų veikti, nes jisai pradės valytis visas jo kūnas, suaktyvės psichoemocionalinė būsena, kūnas reaguos į tai, kaip išeina tos programos. Kūnas duos atitinkamus ženklus, jisai ir norės ir pagulėti, ir norės būti slogus, galės būti slogus, ir norės ramybės, ir norės to tokio. Išeis visi, tarsi jūs pradėsite lūptis, kai svogūnas, išeis tos psichoemocionaliniai blokai. Ir būtent tie blokai, kaip ir dauguma trukdo tiesiog eiti tuo naujų kelių, naujų pasirinktų kelių. Taigi, tam, kad prasivalytų būtent tą sąmonę, išeitų iš tų neuroninių jungčių senų, nukirstų tas senas neuroninės jungtis. Taigi, šitas instrumentas jisai labai gerai veikia. Jisai nukerta tas senas neuroninės jungtis ir tiesiog pamatai, kad jau tau nesinori to daryti ar ano daryti. Tau nesinori, o taigi žmogus labai daug prie ko gali būti prisirišęs. Tai ne vien tik tai daiktai, tai ne vien tik tai žmonės prie žmonių. Tai gali būti ir būsenos ir taip toliau. Tai gali būti tiesiog būsena, kuri nepasitenkinimo būsena, dėl kurios jūs tiesiog galite būti prisirišęs, būti viskuo nepatenkintas. Iš karto tą neigiamą būseną turite ir iš karto jūs ją tarsi kaip fantomą užsivelkate visai dienai. Tai irgi yra prisirišimas, nieko netikėti, nieko nenorėti matyti. Tai irgi tiesiog prisirišimas neuroninėse jungtyse, tas įprotis, toksai įprotis. Taigi visi pradeda lūptis, visi blokai, visi įpročiai kaip svogūnas guldentis ir pastebėsite, ant kiek pradeda lūptis, ant kiek pradeda išeidinėti ir ant kiek palengvėja kūnas, ant kiek palengvėja sąmonė, kai galvoja visiškai būna ta tyla, ramybė, kai galvoja niekas tavęs nekirbina, o ten eiti ten ar to pasidaimti, nes yra įprotis gerti kavą rytais. Tai irgi yra įprotis. Ir būtent prie kavos irgi yra įprotis. Taigi įpročių yra daug, o tam, kad pakeisti juos, sunkiausia yra iš tikrųjų nueiti nuo alkoholio, nuo narkotikų, nuo rūkymo. Tai sunkiausia yra ir prisirišimas nuo žmonių, tai nueiti nuo to žmogaus, kuris yra tau toksiškas, o tu tiesiog esi prisirišęs, negali nieko daryti, tau reikia to žmogaus. Tai šitas instrumentas, kaip ir sakau, nulupa visus tuos blokus, visus tuos prisirišimus, kuriuos juos turite, o jūs kiekvienas turite jų labai daug. Tai tiesiog tam, kad pakeisti kažką tai, kad eitų kurti savo naują gyvenimą, pirmiausia reikia išeiti iš prisirišimų.